Sveiki! Dar nežinote apie CityBee? Metas sužinoti. Tai bendras automobilis, kuriuo galima dalintis su aplinkiniais. Tipo ką? Susimeti ir nusiperki? Ne. Viskas žymiai paprasčiau. Nieko nereikia pirkti. Įsivaizduoji, net už benziną nemoki. Imi ir važiuoji savo reikalais, o moki tik už tiek, kiek naudoji. Bet pradėkime nuo pradžių. Verslas gyvas, kai tu judi, o judėjimui reikia transporto priemonės. Variantai: įmonės automobilis, taksi, dviratis. Įmonės automobilis. Paskaičiuokime, kiek kartų kolega išvažiavo automobiliu, kai tau jo reikėjo. Kur įmonės automobilis? O kiek kartų ta mašina gedo? Kiek laiko ieškojai, kur pastatyti? Kiek kartų sukandęs dantis kvietei taksi? Ok, taksi. Paprasta ir patogu. O kaina ir laukimas? Kur mano taksi? Atsiprašome, kamstis už 10 minučių privažiuos raudonas Passatas, iš kurio net išlipti, švelniai tariant, gėda. Dar nori kviesti taksi? Ne. Dviratis. O, cool. Ekologiškas variantas. Aha, ypač kai tu su kostiumu ir dokumentais mini į kitą miesto galą. Tikrai? Gal kitą kartą. Taigi yra CityBee. Tai žiauriai paprasta. Nereikia nuosavo automobilio, rūpintis draudimu, mokėti už kurą, o kas man labiausiai patinka, išplauna ir sutaiso. Ir svarbiausia, labai paprasta naudotis. Reikia automobilio? Rezervuoji, sutartu laiku nueini į stovėjimo aikštelę, atrakini telefonu ir važiuoji. CityBee. Imu ir važiuoju.